Veiksmas ir garsas, kurį supranta daugelis augintinių, kurie namuose kerpasi nagus. Tiksliau, kaip jūs kerpate jiems nagus. Maniškiai, parodžius žirklutės, tikrai supranta, kokia eiga bus tolimesnė. Ir šiandien aš noriu parodyti, kaip reikia kirpti nagus ir kaip reikia apžiūrėti augintinį, ar jisai jų neturi per ilgų. Tai šiuo atveju mūsų pacientas yra idealus tuom, kad pas jį yra nagai nukirpti labai gražiai. Ir jeigu mes pažiūrėtume, tai visi nagučiai yra netgi labai trumpi, apart 5 nago. 5 nagas yra labai svarbus, nes jisai niekada nesiliečia su žemė. Reiškia, jeigu mūsų gyvūnas, kaip šiuo atveju, yra stovintis ant stalo, kaip matote, augintinio 5 pirštai ir 5 nagai, jie yra ore ir gyvūnas jų vaikščiodamas niekada neliečia. Tai šitus nagus jūs visą laiką turite atkreipti dėmesį, duosi man kojytę. Ir pasižiūrėti. Nagas štai, šioje vietoje. Nago tikrai nereikia kirpti pilnai, yra buvę pasitaikę atveju, kada šeimininkai iš tikrųjų galvodami, kad tai nagas kaip žmogaus nagas ir nukirpo labai daug. Tada prasideda kraujavimas, jūsų gyvūnas išsigąsta kirpimo ir automatiškai tą namuose jau pasidaryti bus jums sunku. Jeigu nedrąsu, nagą kerpam po truputį, paimam po truputį ir šiek tiek. Jeigu yra nagas tamsus, taip yra sudėtingiau, jeigu nagas yra šviesus, jūs galite matyti gyvuonį. Šiuo atveju čia yra matomas 5 nagas ir jo kirpimas yra tik tai pats galiukas. Nukerpame, kai matot gyvūno jokio streso, jeigu aš kirpčiau daugiau, automatiškai kirpčiau gyvuonį ir gyvūnui skaudės. Orientuotis aš suprantu, kad yra labai sunku, kiek to nago iš tikrųjų galima nukirpti, bet jeigu tai vizualiai pabandyti pavaizduoti, tai jeigu nagas yra smarkiai lenktas, jūs galite nukirpti patį galiuką ir kad jums būtų drąsiau kiekvieną kartą, jūs bandykite kirpti tiesiog po truputį, neįkerpant savo augintiniui. Pirmam kartui galbūt rekomenduočiau atvykti į veterinarijos kliniką, kad jūs kartu su veterinarijos gydytoju apsikirptumėt savo augintiniui nagus. Dažnas mano pacientas, kuris kerpa pirmą kartą nagus, aš 2 galūnės nukerpu pats, sekančias 2 su mano priežiūra aš duodu šeimininkams ir taip jums būna drąsiau. Ir niekada nereikės lankytis po veterinarijos klinikas, kad tiesiog atlikti profilaktiką namuose. Jūs tikrai visi galite tą atlikti patys.